Mieli vakaro žvaigždelės bičiuliai, dabar išgirsite kalėdinę istoriją Tėvas Martynas. Radio spektaklis parengtas Rubeno Sailenso knygos Tėvas Martynas motyvais. Vieną kartą mažame miestelyje gyveno senas batsiuvys vardu Martynas. Visi miestelio gyventojai jį mylėjo ir vadino tėvu Martynu. Jis nebuvo turtingas, bet nebuvo ir vargšas. Gyveno mažame kambarėlyje su langu į gatvę. Šalia jo lovos buvo darbo stalas, ant kurio buvo padėti batsiuvio įrankiai. Po stalu ir ant lentynų matėsi daugybė porų batų. Kambario kampe stovėjo geležinė krosnelė. Čia tėvas Martynas gamindavosi valgyti ir šildydavosi rankas. Netoli krosnelės stovėjo iš vytelių supintas krėslas. Siūdamas batus jis dainuodavo, švilpaudavo ir linksmai sveikindavosi su praeiviais. Tačiau tą ypatingą dieną jis elgėsi kitaip. Jis stovėjo liūdnas prie lango, galvojo apie savo žmoną ir vaikus. Žmona mirė prieš daugelį metų, o vaikai užaugo ir išėjo. Buvo kūčių vakaras. Gatvėje nesimatė žmonių. Languose degė kalėdinės žvakutės, prie papuoštų eglučių linksmai žaidė vaikai. Tėvas Martynas priėjo prie medinės lentynėlės, paėmė seną storą knygą, atsisėdo į krėslą ir pradėjo skaityti. Jis niekada nesimokė mokykloje, todėl skaitydamas vedžiojo pirštu kiekvieną eilutę. Tai buvo istorija apie mažą kūdikėlį Jėzų, kuris gimė tvartelyje ir buvo paguldytas ėdžiose. Kaip man gaila kūdikėlio. Jeigu Marija su vaikeliu ir Juozapas būtų atėję pas mane, jie būtų įsimiegoję mano minkštoje lovoje ir aš, tą mažą kūdikėlį, būčiau užklojęs savo pūkinę antklodę. Jis skaitė apie tai, kaip iš tolimų kraštų atkeliavo išminčiai, labai turtingi žmonės. Jie atvežė nuostabių dovanų mažam berniukui Jėzui – aukso, smilkalų ir miros. Jeigu Jėzus ateitų pas mane, aš neturėčiau ką jam padovanoti. Bet palauk. Ant lentynėlės yra dėžutė, o joje turėtų būti, kiek atsimenu, maži vaikiški batukai. Aš tuoj juos surasiu. Štai jie. Tai pats geriausias mano kūrinys. Šiuos batukus aš padovanočiau Jėzui, jeigu jis pas mane ateitų. Tėvas Martynas padėjo batukus atgal į dėžutę. Vėl atsisėdo į krėslą ir norėjo toliau skaityti seną storą knygą. Bet jo akių vokai apsunko, galva nusviro, akiniai nučiuožė nuo nosies ir jis užsnūdo. Už lango sutemo, danguje įsižiebė žvaigždės, o senasis batsiuvys saldžiai miegojo. Tėve Martynai, pasigirdo kambaryje balsas. Batsiuvys pašoko iš miego. Kas čia kalba? Tėve Martynai, tu norėjai mane pamatyti. Norėjai, kad aš ateičiau į tavo mažą krautuvėlę. Norėjai padovanoti man dovaną. Nuo pat aušros žiūrėk pro langą ir lauk, ir aš ateisiu. Tu mane atpažinsi. Tai buvo jis, tai buvo Jėzus. Galbūt tai tik sapnas, bet nesvarbu. Aš vis vien žiūrėsiu pro langą ir lauksiu. Ir tikėsiu, kad jis ateis. Bet kaip aš jį pažinsiu? Juk ne visada Jėzus buvo mažas berniukas. Jis užaugo, tapo vyras. Jis Dievo sūnus.
Jis Dievas. Aš nemiegosiu, budėsiu, žiūrėsiu pro langą ir lauksiu, kad kartais nepražiopsočiau. Tėvas Martynas nemiegojo visą naktį. Sėdėjo krėsle prie lango ir įdėmiai klausėsi, ar neišgirs gatvėje žingsnių. Lauke buvo tylu. Žmonės miegojo, tik girdėjosi, kaip krosnelėje traška degdamos malkos. Jau šventų kalėdų rytas. Skamba varpai, įsivirsiu arbatos, tai bus mano kalėdiniai pusryčiai. Pakursiu krosnelę, užkaisiu arbatinuką, bet nenuleisiu akių nuo lango. Aš tikiu, kad jis šiandien ateis, juk pažadėjau. Pagaliau gatvės gale pasirodė žmogaus figūra. Susijaudinęs tėvas Martynas prispaudė veidą prie užšalusio stiklo. Žmogus iš lėto ėjo gatve, rankoje nešėsi šluotą. Prie batsiuvio parduotuvėlės jis stabtelėjo, pažiūrėjo į savo suplyšusius batus ir liūdnai atsiduso. Tėvas Martynas nusprendė jį pakalbinti. Ei, žmogau, gal norėtum puodelio arbatos? Ar jūs man sakote? Žinoma, atrodai labai sušalęs ir pavargęs. Taip, šaltoka lauke. Šiandien anksti kėliausi, pavargau. Tai užeik vidun, sušilsi, pailsėsi. Jūs labai malonus. Užeik, sėskis. Juk nuo ankstyvaus ryto darbuojasi su šluota. Pasišildysiu rankas prie ugnelės. Kaip šilta, kaip gera. O aš išvirsiu tau arbatos. Kas atsitiko tavo pirštui? Įsipjovei? Niekis, menka žaizdelė. Aš tau ją aprišiu. Greičiau užgis. Tuoj. Va, radau. Švarus, geras skudurėlis. Gal nereikia? Reikia, tikrai pamatysi, žaizda tuo jau pat užgis. Ačiū, jūs labai geras. Na ką tu, aš toks pat kaip ir visi. O, jau ir vanduo užvirė. Skani arbata, jūsų širdies gerumas man bus vienintelė kalėdinė dovana. Jūs žiūrite pro langą? Ar laukiate svečių? Aš jums tikriausiai trukdau. Ar esi girdėjęs apie Jėzų? Dievo sūnų? Taip, šiąnakt sapnavau sapną, kuriame Jėzus liepė jo laukti, nuo ryto ligi vakaro. Jis pažadėjo šiandien pas mane ateiti. Tai štai kodėl aš žiūriu pro langą. Sušilau ir jau eisiu, netrukdysiu jums. Linkiu, kad jūsų sapnas išsipildytų. Dar palauk minutėlę. Aš tau... Tuoj. Na kurgi jie? O, štai radau. Tau padovanosiu batus. Odiniai geri. Imk. Tėvas Martynas stovėjo gatvėje prie savo parduotuvėlės. Praeiviai linksmai jį sveikino. Sveiki, tėve Martynai! Džiaugsmingų kalėdų! Su kalėdomis! Ir jūs taip pat sveikinu su šventomis kalėdomis. Linksmų švenčių! Ačiū. Su švente. Džiaugsmingų kalėdų. Džiaugsmingų šventų kalėdų. Šaltoka. Eisiu vidun. Bet kasgi ta moteris su vaikeliu ant rankų?
Vargelė tu mano, jos drabužiai visai nepritaikyti tokiam šalčiui. Labą dieną, gal užeitumėte vidun ir sušiltumėte? Laukia šaltoka. Taip, labai šalta. Tada kviečiu puodeliui arbatos. Ačiū, jūs labai malonus. Pagalvojau, gal ir jūsų vaikeliui šalta. Drąsiau, užeikite vidun. Tikrai laukia spustelėjo šaltukas. Kaip jūsų namuose šilta. Sėskitės, nurenkite vaikelį, tegu sušyla. Aš išvirsiu jums arbatos, o vaikučiai turiu pieno, tuoj pašildysiu. Ar toli susiruošėte? Į kitą kaimą. Reikės nueiti maždaug 5 kilometrus. Aš laikinai gyvenau mažame kambarėlyje, malūne, bet nebeturiu daugiau pinigų mokėti už kambarį. Taigi, dabar einu pas savo pusseserę į kaimą ir prašysiu, kad priimtų mane su vaikeliu pagyventi. O kur jūsų vyras? Jis dirbo medkirčiu. Praėjusią žiemą labai sušalo miške, susirgo ir... Neverkite, jau nieko čia nebepadarysi. Tokia jau žmogaus dalia dalužė. Aš irgi kažkada turėjau žmoną ir vaikų. Žmona iškeliavo pas viešpatį, vaikai užaugo ir išėjo savais keliais. Dabar gyvenu vienas. O, jau pašilo pienukas jūsų mažyliui. Ačiū jums. Matau, jūsų vaikutis neturi batukų, vargšelis. Šąla jo mažos gražios kojytės. Palauk, mažylį, aš tau kai ką duosiu. Čia maži batukai, kaip sykis tavo kojytai. Jie buvo skirti kitam. Tai mano pats geriausias darbas. Kokį tik esu padaręs. Imk. Aš esu jums labai dėkinga. Jūs vis žiūrite pro langą. Ar jūs ko nors laukiate? Ar esate girdėję apie Jėzų? Taip, žinoma. Kalėdos jo gimtadienis. Jėzus šiandien pas mane ateis. Sapne jis man pažadėjo. Aš linkiu, kad jūsų sapnas išsipildytų. Jūs to nusipelnėte. Jūs labai geras. Dabar mano vaikučio kojelės nesušals. Ačiū. Atėjo vakaras. Tėvas Martynas sėdėjo prie lango ir stebėjo kiekvieną praeinantį žmogų. Bet Jėzaus tarp jų nebuvo. Batsiuvys atsisėdo į krėslą, paėmė į rankas seną storą knygą ir norėjo skaityti, bet pavargusios akys merkėsi, o širdis slėgė liūdesys. Tai buvo tik sapnas. Taip tikėjau, laukiau ir norėjau, kad jis ateitų. Tai buvo tik paprastas sapnas. Ašarėlis, kodėl jūs rietate mano veidu? Tėve Martynai, tėve Martynai. Bet kas čia dabar? Iš kur tie žmonės mano kambarėlyje? Argi tu manęs nematei? Ar manęs nepažinai? Pasakykitegi pagaliau, kas jūs? Ar tu manęs nepastebėjai, tėve Martynai? Aš juos pažįstu. Tai žmogus su šluota, moteris su vaikeliu ir kiti žmonės. Aš buvau užšalkęs ir tu man davei pavalgyti. Buvau ištroškęs ir mane pagirdei. Buvau keleivis ir mane priglaudei. Kiek kartų tai padarei? Vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių. Man padarei.
Tėvas Martynas nusišluostė ašaras, šypsojosi, galva lingavo į šonus ir kartojo. Tai vis dėlto tu atėjai. Mano širdin džiaugsmas atėjo, kai tu gimei, meilės žvaigždė danguj suspindėjo, kai tu gimei, kaip lietus po sausros, kaip šviesa po tamsos, atėjai, kaip lietus po sausros, kaip šviesa po tamsos, atėjai. Mielas klausytojau, tamsiu paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę. Šventų kalėdų laukdami, klausykimės kalėdinių dainelių ir istorijų. Daiva Bauerienė, Šokoladinis katinėlis ir Kalėdų senelis. Iš dangaus lėtai krito didelės baltos šokoladinės snaigės. Jos užklojo mišką, namų stogus ir visą šokoladinę pasaką. Šokoladiniai kiškučiai ir stirniukai pasislėpė po šokoladinėmis eglutėmis. Šioje šokoladinėje pasakoje gyveno šokoladinis katinėlis. Kai nustojo snigti ir debesys išsisklaidė, jis užšoko ant palangės ir pažiūrėjo į dangų. O ten aukštai švietė šokoladinis paukščių takas ir kvietė svajoti kiekvieną, kas tik į jį pažiūri. Buvo kūčių vakaras. O kaip aš norėčiau turėti laivą su baltomis burėmis. Nusipieščiau vėliavą ir prikabinčiau prie stiebo. Laivą pavadinčiau į svajonių šalį. Pamačiau, kaip nukrito žvaigždė. Ji gali sušalti sniege. Parsinešiu į namus ir sušildysiu. Apsiausiu batukus, užsivilksiu paltą, užsidėsiu kepurę, apsimausiu pirštines ir bėgsiu ieškoti žvaigždutės. Kieme stovėjo ir šypsojosi šokoladinis besmegenis. Jis buvo nulipdytas ryte, kai iš dangaus krito pirmosios snaigės. Jo akys, nosis, burna ir sagutės buvo iš juodojo šokolado, o pilvas, rankos ir kojos iš baltojo. Sveikas gyvas besmegeni. Labas, katinėli. Ar tu matei, kaip iš dangaus nukrito žvaigždutė? Žinoma, mačiau. Kai nustojo snigti ir danguje suzibo žvaigždės, ėmiau jas skaičiuoti. O kai suskaičiavau iki 15, viena ėmė ir nukrito. Tik fit ir prasilpė tiesiai pro mane. Tai danguje liko 14 žvaigždžių. Kur prašvilpė? Na, kas kur tenai? Dešinėje. Ne, kairėje. Tenai, už kalno. Einu jos ieškoti. Gal nori drauge? Ne, nenoriu.
kuo toliau eisiu, tuo didesnis būsiu. Aš juk besmegenis. Tada pasidarysiu toks didelis ir sunkus, kad nebegalėsiu sugrįžti atgal. Nenoriu niekur eiti. Man čia labai gerai. Tavo kieme. Juk tu mane nulipdei. Na kągi, eisiu vienas. Tik nepasiklysk. Laimingai. Miau, miau, miau. Šokoladinis katinėlis užlipo ant kalvos, apsidairė, pažiūrėjo kairėn, dešinėn, žemyn, niekur nesimato žvaigždutės. Tada jis patraukė į mišką. Ėjo katinėlis, pavargo, sustojo, pažiūrėjo į dangų. Lyg dideli balti laivai ėmė plaukti šokoladiniai debesys. Kai katinėlis nuleido galvą, šalia pamatė baltą kailiuką, pūstą uodegą ir 2 juodas akutes. Tai buvo lapė. O, katinėlis sveikas. Kur keliauji kūčių vakarą? Ieškau žvaigždės. Ji nukrito iš dangaus. Sniege jai gali būti šalta. Noriu ją išgelbėti. Gal matei? Gal matei žvaigždę? Aš esu žvaigždė. Tu? Betgi tu lapė. Mane rodė per televizorių. Todėl dabar esu šio miško žvaigždė. Nemaniau, kad žvaigždės turi pūkuotą uodegą. Esu žvaigždė vardu Lapė Lapotaitė. Žiūrėti į žvaigždės jokios naudos, tuščias laiko švaistymas. Geriau žiūrėti į veidrodį. Lik sveika, Laputaitė. Einu ieškoti žvaigždutės. Savo žvaigždutės. Aš einu pavalgyti ir pamiegoti į savo uolą. Šokoladinis katinėlis brido per pusnis, dairydamasis į šalis, be nepamatys, kur spindinčią sniege žvaigždutę. Pakilo vėjas, ėmė siausti pūga ir katinėlis pasislėpė po eglute. O tuo metu, užsidėjęs didelį maišą ant pečių, iš miško tankmės išniro Kalėdų senelis. O, ir oro puikumėlis. Sninga. Čia vėjas. Drauguži, pūsk stipriau. Stipriau. O tu šalti? Ko veltydžiauji? Ar jau nebemoki šaldyti? Ką? Va jau šalčiau. Gerai. Sidabro snaigės byra iš cukraus debesų. Kalėdų senis čiuožia nuo kalno braškinių ledų. Na ir sunkus tas maišas. Miau, man labai šalta. Va, ant medžio šakos pakabinsiu nesūdytų lašinukų gabaliuką. Va, tai dovana zylutėms nuo Kalėdų senelio. Oi, kaip šalta. O zuikiai gaus dovanų morkų. Padėsiu po eglutę. Stirnoms į ėdžias padėsiu šienelio. Tuoj. Va, tai bus džiaugsmas stirniukams. Miau. Labai šalta. O koks čia paukštelis čiulba? Nagi pasiklausysiu. Ne, čia ne paukštelis. O iš kur tas garsas sklinda? Negirdžiu.
Ei, vėjau, nutilk, o tu pūga nustok siautusi, tyliau, klausau. Kaip šalta. Miau, miau. O kasgi čia dabar? Mažyli, kaip tu čia patekai kūčių vakarą? O kodėl esi ne namuose? Aš ieškojau žvaigždutės. Mačiau, kaip ji nukrito iš dangaus. Maniau, ji sušals sniege. Norėjau surasti ją ir išgelbėti. Oi, tavo gailestinga širdelė. Visas žvaigždutes, kurios nukrinta iš dangaus, aš, Kalėdų senelis, surinku nuo žemės ir parsinešu į savo namus. Žvaigždės atkeliauja į žemę tam, kad išpildytų vaikų svajones. O aš joms tik padedu. Bet gana tų kalbų, eikš, mažylė, aš tave sušildysiu. Tai gerai, kad suradai mano žvaigždutę. Ačiū tau, Kalėdų senelė. Miau, miau, miau. Sidabro snaigės byra iš cukraus debesų, o mano maišas pilnas vaikučiams dovanų. Kalėdos džiaugsmo šventė, jas skelbia angelai. Ar girdite? O, jau skamba kalėdiniai varpai. Kalėdų rytą šokoladinis katinėlis tik strykt iš lovos ir tiesiai prie eglutės. Jis negalėjo patikėti, eglutės viršūnėje spindėjo žvaigždutė, ta pati, kurios vakar katinėlis ieškojo, o po eglute laivas su baltomis burėmis. Ant laivo parašyta į svajonių šalį. Ačiū tau, žvaigždutė ir Kalėdų senelė. Miau, miau, miau. Eglutės viršūnėje spindinti žvaigždutė pagalvojo. Nors pasaka buvo šokoladinė ir Kalėdų senelis šokoladinis, tačiau katinėlio širdies gerumas tikras, tikrų tikriausias. Žieminiai batai brenda per sniegą pamažu, Kalėdų senis čiuožia nuo kalno braškinių ledų. Sidabro snaigės byra iš cukraus debesų, o mano maišas pilnas vaikučiams dovanų. Sidabro snaigės byra iš cukraus debesų. Senelio maišas pilnas spalvotų dovanų. Lėlytės ir meškiukai, lėktuvai ir laivai, po eglutę netrukus jos ras geri vaikai. Kalėdos džiaugsmo šventėje skelbia angelai, ar girdite jau skamba kalėdiniai varpai?